Labai smagu jūs matyti, labai smagu, kad tokią gražią dieną prisijungėt prie mūsų. Aš dar kartelį paraginsiu Facebook'o žiūrovus, parašykite kažkokį komentarą. Jūs turite tikrai labai išskirtinę progą susipažinti tiek su Dariumi Mažeika, kuris yra Sveikatos technologijų ir biotechnologijų asociacijos Lithuanian Bio valdybos narys ir UAB Thermo Fisher gamybos operacijų direktorius. Ir jūs turite dar vieną labai išskirtinę progą susipažinti su Justinu Taruška, Sveikatos technologijų ir biotechnologijų asociacijos Lithuanian Bio valdybos nariu ir UAB Nando direktoriu. Na, vyrukai, aš jau prieš prasidedant transliacijai pasakau mūsų pokalbio struktūrą. Jauniem profesionalam buvo pateikta galimybė paklausti jūsų klausimų. Žinau, kad sulaukom daugybę klausimų, bet mes jums atrinkome 4 pačius aktualiausius. Tai aš nežinau, kaip jūs pasidalinsit, gal kažkas vieną atsakys, gal kažkas kitą. Ir man atrodo, mes galim mūsų pokalbį pradėti nuo pačio pirmo klausimo, kuris skamba taip. Kuo jūsų sektorius šiandien yra išskirtinis Lietuvoje ir kas labiausiai traukia jaunus ar užsienyje dirbančius profesionalus sugrįžti būtent į šią sritį? Kas galėtų pabandyti pasakyti šitą atsakyti klausimą? Nežinau, Justinai, kaip dalinamės? Pradedu aš duosiu žodį Thermo Fisheriui, nes dėl šito brando mūsų atpažįsta irgi pasaulyje, tai noriu Vilniui duoti žodį. Okay, ačiū, Justinai, tai tada aš pradėsiu ir tu, tikiuosi, kad papildysi kažkur papildomom įžvalgom, nebūtinai viską atsakysiu. Tai pirmiausia, dar kartą sveiki visi, malonu čia dalyvauti. Jeigu taip žiūrint į šitą klausimą ar bandot atsakyti, kaip aš matau, kaip ir per Thermo Fisher prizmę, per Lithuanian Bio prizmę galbūt kažkiek, tai bendrai, jeigu pažvelgtumėm į paskutinius 5 metus, tai visas biotechas, arba biotechnologijos vadinkim taip, tapo labai reikšmingų sektoriumi visai Lietuvai, visai šaliai. Ir pasiekėm beveik 3% BVP, pats pikas, aišku, buvo per COVID, taip žiūrint, tai tikrai reikšmingas skaičius. Ir jeigu žiūrint, pavyzdžiui, jeigu anksčiau girdėdavau Thermo Fisheris, Justinas reikia paminėjo Thermo Fisheris, Biotech Pharma galbūt, Teva Pharmaceuticals, kaip keli tik tais tokie žaidėjai visoje rinkoje, tai dabar jų yra tikrai gerokai daugiau. Ir tą matome per Lithuanian Bio su naujai prisijungiančiais startupais, nariais. Tai Lithuanian Bio mes turime apie 70, tiksliai neatsimenu, apie 70 narių, kurie jau prisijungia ir praškai kiekvienam posėdėje mes turim vis kažką naujo, kur ateina, sako, norėtume prisijungti ir dalyvauti. Tai vienas iš tokių. Kalbant šiek tiek apie Thermo Fisher irgi, tai pats Thermo Fisheris esame apie 1500 varijuoja ten darbuotojų ir apie 100 skirtingų pozicijų. Tai iš tikrųjų tai nėra, jau daug kas gali įsivaizduoti, kad biotechnologija tai ten yra arba tik tais kažką, nežinau, gryninė arba auginė. Tai Justinas reikia gal kitų kampų pažiūrės truputėlį, tai yra labai platus spektras. Tai vien pas mus yra apie 100 skirtingų pozicijų Thermo Fisheryje. Tai pridėtumėm dar visus ir kitas kompanijas, ir startupus, ir mažesnės negu Thermo Fisher, tai būtų tikrai daug. Kita, ką norėčiau pabrėžti, irgi gal kad biotechnologijos yra aukštos pridėtinės vertės sritis, sukurianti daug ir know-how, ir kompetencijų. Gal kovą nepaminėjau dar irgi prie tų 3%, tai Lietuvos valstybėje irgi tai yra reikšmingas sritis. Aišku, dabar mes kalbam daug apie gynybos pramonę, bet bendrai žiūrint vis tiek kitas išlieka kaip kelrodė, kad norime pasiekti 5% BVP. Tai tam aišku reikia ir naujų idėjų, ir naujų įmonių, ir esančių įmonių augimo, tam reikia nuostabių protų, geriausių specialistų, kurie atvyktų ir padėtų tą pasiekti. Tai nežinau, gal tiek ir įsiterpti. Ką papildysiu, kas dar įdomu, kad ateina tam tikri projektai ir investicijos ir į pačius universitetus. Tai plečiasi studijų mokslo bazė tiek Vilniui, ko džiaugiuosi, kadangi mes esame iš Kauno kaip Nando, ir Kaune tiek VDU agrobiotechnologijos startuoja arba refreshinasi, gal taip pasakyčiau, bet daug įvairiausių vyksta iniciatyvų, tiek didelių kompanijų, tiek mažesnių,
Ir biotechnologijos apima didesnę tokią apriptį ne vien sveikatos srityje, bet ir pramoninės biotechnologijos ir įvairiausių ligmens. Tai atsiranda tų galimybių, jeigu kažkas maisto pramonė, pavyzdžiui, turi patirtį, maisto biotechnologijos gali būti. Tai tikrai yra daug ir va čia kaip einant į laidą dar pasičekinau, kiek pas mus atvirų pozicijų, tai pas mus 17 atvirų pozicijų, bet jų neįmanoma surasti, nes jos, pavyzdžiui, mes patalpinę esam skelbimus į Vokietiją, nes Vokietijoje ieškom žmonių. Ir ne visur gal net ir pasitalpina tos pozicijos. Tai tikrai Lietuva ir mes, man atrodo, čia ir asociacijų darėm tam tikras įžvalgas, o kaip Lietuva per BVP atrodo Europos mastu, tai mes ten tikrai patenkame į top 5 per procentą nuo BVP, kiek biotechnologijos yra sukūrimos. Tai tikrai tų kompanijų yra daugiau, tik tai jų gal ir ne visi žino, pamato, bet manau, kad įvairiausiose konferencijose tikrai galima jas aptikti. O, pavyzdžiui, jaučiat tokį dalyką, kad po truputį grįžta žmonės pas jūs darbuotis iš užsienio, būtent tie trūkstami specialistai. Jaučiat tendenciją tą? Taip, tikrai daugėja, aš nepasakysiu tiksliai, kiek turime ir ne tik specialistų, bet ir užsieniečių, kurie atvyksta. Tai aišku, norėtųsi labiau, kad lietuviai tokiu atveju specialistai grįžtų gal iš to, bet jaučiam, atsiranda daugiau negu būdavo anksčiau. Mes turime irgi gal keletą žmonių, nes mes nesam didelė kompanija, per skirtingas kompanijas pas mus apie 80-90 žmonių dirba, bet jaučiame susidomėjimą, kad ir parašo ar per LinkedIną, parašo per kažkam tai iš mūsų, kas atsakingi už tą visą žmonių kultūros arba HR dalį asmeniškai ir mes tą irgi jaučiame. Viena dar, kur yra įdomi dalis, kad žmonės, kurie studijuoja, pavyzdžiui, magistratūrą užsienyje, universitetai turi labai daug įdomių atvirų pozicijų į doktorantūras. Tai net ten galima grįžti ir mes net patys, kadangi su universitetais dirbame, turim doktorantūras, kurias vykdome, bet vienoje buvo irgi, kad pas mus tai buvo priimtas sprendimas, kad geriau iš užsienio grįžtančią studentę priimti doktorantūrą, toliau tęsti jau mokslus Lietuvoje. Tai tikrai tą pastebim. Kaip tik žiūrėkit, pradėjom kalbėti apie kultūras, karjeros galimybės ir kaip tik tokį klausimą atrinkom. Kaip šis spartus sveikatos technologijų ir biotechnologijų sektoriaus augimas keičia darbo kultūrą ir karjeros galimybės? Gal kažkaip pastebėt, kaip keičiasi darbo kultūra, pavyzdžiui, kai atvažiuoja kiti žmonės arba šitas augimas taip įtakoja? Aš turiu gal tokį pavyzdį, dar neturėdami ne vieno užsieniečio, mes nusprendėme įmonėje tam tikrus mitingus daryti anglų kalba. Ir kai pas mus užsienio žmonės prisijungdo, nes mes dabar turim ir amerikiečių, turim latvių, turėsim estų, vokiečių, lenkų turim, tai automatiškai visa kompanija yra įpratusi priimti net ir kitakalbius, nes tai mes matome, kad darbinė pas mus kalba turi būti anglų kalba. Aš manau, kad Thermo Fisher ten viskas angliškai ir dokumentacija. Tai esam atviri tai visuomeniai, kuri kalba kita kalba, nes pas mus yra rinkų gan nemažai ir kas įdomu, kad ir biotechnologijų sektorius eina už Lietuvos ribų. Tai automatiškai klientai yra Amerikoje, Europoje, mūsų atveju mes turim klientus Afrikoje, Europoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Azija dabar knabinėja, US marketas, tai tu gyveni Lietuvoje, bet dirbi užsienyje, arba gali gyventi užsienyje, bet dirbti irgi užsienyje toj kompanijoje. Tai čia tas galbūt privalumas biotechnologijų, kad orientacija yra į eksportą. Čia gal Dariau papildyk tada. Tu Justinai paminėjai vieną gal kampą šiek tiek iš savo pusės, aš kaip iš tą klausimą šiek tiek galvojau, irgi prieš susitikimą aš dar kitų kampų žiūrėjau, nes toks, ta kultūra irgi Lietuvoje, kokią mes turim be technologijų. Tai viena taip kalba, kurią mes esam ir priversti tuo pačiu daryti, dvikalbę gal vadinkim taip, ypač gamybinę dokumentaciją, toliau dvikalbę, kai kurie dokumentai angliški, tai
link to faktas yra, bet jeigu kalbant šiek tiek apie kultūrą kaip bendrai, aš gal pridėčiau kitų šiek tiek kampų, kad aš pats, kadangi esu globalios struktūros, vadinkim, dalis ir turiu kelis gamybinius padalinius ir Amerikoje, ir Japonijoje, Europoje, tam pačiam Izraeliui, pavyzdžiui, tai matau šiek tiek ir bendradarbiausiu su kitais kolegomis kitose valstybėse, tai matau, galiu palyginti šiek tiek tą mūsų kultūrą darbinę, kokia yra dabar, pavyzdžiui, Lietuvoje, mūsų įmonėse versus kitur. Tai jeigu yra įsivaizdavimas koks nors, kad pas mus čia technologijos prastesnės, kad mes esam kažkuo prastesni Lietuvoje ir tikrai yra geriau dirbti kur nors kitur, tai galiu ranką prie širdies pridėjęs, kaip lietuviai sako, kad tai tikrai netiesa. Aš pasakyčiau iš to, ką matau, kad mes kai kuriuose vietose esam ir galva aukščiau nuo kolegų kitose šalyse, kaip ir kaip organizuojam gamybą, ir kaip procesus organizuojam, ir kaip įvykdom projektus. Tai ta prasme, jeigu yra netgi tobulėjimo klausimas, galvotų kas nors, kad čia Lietuvoje nepatobulėsi, tai galiu 100% pasakyti, kad tai toli gražu nėra. Tiesa, Lietuvoje gali išmokti daugiau, negu galbūt dirbdamas ir kitoj šalyje. Ir dėl R&D, ir čia buvo dar šitas klausimas, tik susideda, man atrodo, ir apie kompetencijų poreikius, ne, tai mes... Greičiausiai mes gražiai perėsim ir į trečią klausimą, kad dėl ko būtent Thermo Fisheris taip iššovė smarkiai, čia žmonės klausia, ir kokių specialistų labiausiai reikia, kas labiausiai lėmė tą tokį iškilimą Lietuvoje. Tai čia Justinai leisiu tau pailsėti tokia atveju, pabandysiu trumpai atsakyti. Tai irgi klausimas tai. Iš tikrųjų gražus perėjimas, nes ta darbo kultūra, sakyčiau, vienas iš arba kitai pradėsim to, kad žmonės su vizija ir žmonės. Tai aišku, tada, kai Thermo Fisheris acquisitionas buvo arba nusipirko fermentą, tai čia prieš 15 metų, 2010, aš jau dirbau tada fermente, tai atsimenu tą istoriją, tai taip kaip aš matau, iškalbėjom, tai yra pagrindė žmonės ir potencialas, kurį pamatė. Ir jisai su kaupu pasiteisino, jeigu taip žiūrint per tuos 15 metų, kad ir kokie mes, taip žiūrint Lietuva, Thermo Fisherio žemėlapį netgi ir viso pasaulio būtume maži, ne? Tai parodėme, kokie esame inovatyvūs, kokie ambicingi, pilni naujų idėjų, pažadam viską, ką padarom, įgyvendinam greičiau negu reikia arba prašo, tai daug gerų dalykų ir COVIDas yra geras pavyzdys, dalis gal irgi iš jūsų yra girdėję, tai per COVIdą mes gamybą tiek, kaip čia, padidinom mastelius 1000 kartų tų produktų, kuriuos turėjom, tuo pačiu pastatėm ir pastą per kelis mėnesius, suvaldavom technologijas, ko kiti kolegos tiesiog žiūri ir negali patikėti, kad tas apskritai yra įmanoma ir galėjo būti įmanoma dar COVIDo laikais. Tai neminint ir Šingo, jeigu tie, kas nežinote, Šingo mes vadinam Nobelio premiją Lean kultūroje, toksai, tai esam Vilniaus padalinys vienintelis Thermo Fisherio visam, kuris turi tą apdovanojimą ir jeigu žiūrėtum tarp panašių kompanijų, tai ten tokie grandai kaip Roche, jau nekalbu apie automobilių pramonės ir nėra jų daug, kurios yra gavę nuo 2017 metų tą aukščiausią apdovanojimą. Tai neminėsiu įvairių projektų, tai tikrai daug. O kalbant apie antrą tą dalį, kokios galbūt specialybės, tai jos yra besikeičiančios ir priklauso ir nuo etapo ir dabar gal labiau yra tas į mokslą, pavyzdžiui, mes sukūrėm neseniai tas įsteigtas yra analitinės masių spektrometrijos ir analitinės chromatografijos mokslinis centras, tai drįsčiau teikti vienas geriausių, tikrai regione geriausias ir didžiausias greičiausiai, bet ir bendrai Thermo Fisheryje, kur turim naujausią įrangą maspekų, chromatografų analitinių ir kitos analitinės įrangos ir čia mokslininkų ieško iš viso pasaulio, nes Lietuvoje tokių nerandam. Tai nuolat yra gamybos, technologijų, reguliatorikos, vadybos, tai būna 100 specialybių priklauso nuo stacijos irgi yra.
Mums būtų labai įdomu, dar čia atskirą laidą būtų galima padaryti apie Thermo Fisher, bet mes žinau, turim gana griežtą struktūrą, turim labai daug. Taip. Galėčiau kalbėti daug, bet taip, duokim Justinui laiko. Net nepėjau dar. Ir taip įdomi kalbėtumėt, kad visi prilipę būtų. Bet kaip tik Justinas pasakojo, kad susidurėt su ta problema, kad ieškot žmonių net ir iš Vokietijos. Tai būtent ir klausimas yra susijęs su tuo. Sako, kaip sparčiai augančios Lietuvos biotechnologijų įmonės konkuruoja dėl talentų su pasauliniais vardais. Ar kandidato atrankai ieškoti 100% reikalavimų atitikties? Tai galbūt per atlyginimą, galbūt dar kažkaip. Kaip laimi tą konkurenciją dėl kandidatų? Galbūt taip atsakysiu, kad didelių iššūkių neturim šitoje vietoje. Ir aš taip, eidamas į šitą laidą, pagalvojau tokį dalyką. Mes nežinom daug ko, kas vyksta kitur. Ką aš turiu menį, kad jeigu yra žmonės, kurie yra užsienyje ir galvoja apie savo sugrįžimą, tai kad jie galvoja apie tą savo sugrįžimą, jie žino patys. Ne? O mes apie tai nežinom. Ir mes kelbėme tam tikras pozicijas, kur priemam žmonės, jie kandidatuoja, paskiau po kažkokio laiko mums parašo nemažai žmonių, kad esu toks ir toks, arba tokia ir tokia, mano toks CV, tokia patirtis. Ir mes jų net paklausėme, ar galime, kadangi pagal GDPR-us, visus, ar galime jūsų CV pasilaikyti, kai mes turėsime kažkokią poziciją, nes šiuo metu kūrėme, kadangi didėjom kaip kompanija, kūrėme ir naujus tam tikrus skyrius, padalinius, kad tas augimas būtų ir dinaminis, ir tam tikrus procesus galėtume tvarkytis, tai daug naujų kompetencijų paprasčiausiai įtraukinėjom į kompaniją, kurių anksčiau nebuvo dėl jos dydžio. Tai kaip ir minėjau, kad turim 17 atrankų, bet jeigu kalbant apie užsienį, tai kadangi užsienį plečiamės, tai ten ieškome gyvenančių žmonių. Ir jau mes tada jau ten neskirstom ar lietuvis ar nelietuvis. Tai čia viena vieta ir paskatinčiau galvojančius apie grįžimą pakontaktuoti, galima kaip pavyzdys ir mane LinkedIn'e pasiekti arba susikonektinti, parašyti žinutę, nes kartais tu net nežinai, kad yra kažkas tavo netvarke, arba kas galvoja grįžti, jeigu netyčia kažkur tai skelbimas išeina, tada gal atitinka fitą. Antras momentas tai yra dar netgi pas mus atranka įvyksta jos nepaskelbus. Tai yra mes jau turime savo rate žmonių, su kuriais bendrauja arba su kuriais palaikai ryšį. Na ir net neini per tą visą atranką, kad dar susirinkti pakankamų kandidatų, visą kitą atitinka ir važiuojam. Nes, tai ir laiko trunka, kad atrankas daryti, o jeigu žiūrėti iš mūsų pusės, tai pas mus tiek ir pardavėjų įvairiom kalbom reikia, tiek ir mikrobiologų, biotechnologų, aš čia gal tokiam bendrom frazėm sakau, ir bioinformatikai. Ir net vykdom, kadangi tarptautinius projektus su kitom užsienio mokslo institucijom, tai dažnai matome, kas pas mus bus ateityje, tai yra pipeline per metus arba 2. Ir tikrai rekomenduoju pasikonektinti tiek ir su Darius irgi gali kažkur tai nukreipti, o kuo mes galbūt įsiskiriam, kai yra su tarptautiniais brandais arba su užsienio kompanijom, tai aš manau, kad kiekviena kompanija savo randa kelią. Tai ką mes tikrai pažadam, kad dinamika ir nuobodų nebus. Pokyčiai, pasikeitimai visur tas pats yra. Tai kai ypač ir esi augime arba naujų projektų paleidime, tai visą laiką yra ką veikti, nuobodų nebus. Fantastika. Vyrai, labai norim padėkoti. Dar kartelį žiūrovams noriu priminti, kad galite LinkedIn'e surasti Darių Mažeiką. Jeigu galvojate, kad Thermo Fisheris gali būti jūsų kita darbovietė, kreipkitės į Darių Mažeiką. Jeigu galvojate, kad Nando galėtų būti jūsų kita darbovietė, Justinas Taruška. O jeigu užmiršite galų gale šių vardų vyrus ir pavardės, visada galite išsiųsti elektroninį paštą į aukštos kvalifikacijos atrankos skyrių, tai yra atrankos@uzt.lt. Mane galite rasti per Justin Tarušką, Justinas Taruška neras LinkedIn'e, bet arba Taruška įves
prastų. Teruska, supratau. Gerai, vyrai, ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai. Labai smagu buvo išgirsti Jūs, labai smagu buvo pamatyti Jūs, palinkėsiu Jums didžiausios sėkmės. Labai tikiuosi, kad mūsų transliacija padės atrasti būtent tuos aukso grynuolius, kurie padės tiek ir Nando, tiek ir Thermo Fisher pakelti dar aukštesnės aukštumas. Ačiū Jums labai, atsisveikinsiu Jūs, nuleisiu žemyn tiek ir Darių, iki Darių, tiek ir Justina. Ačiū Justinai, sėkmės Jums.